Matome skaidrę, kokią įtaką narcisizmo, individualizmo kultūra daro socialinėms sritims. Parengė Dovilė Sukackaitė. Susirūpinusi pilietės pristato. Prašom, Dovilė. Sveiki visi. Prisistatau save kaip susirūpinusi pilietė, nes tai yra geriausias apibrėžimas, kokį esu save apibrėžusi. Nes susirūpinęs pilietis tai tas, kuris mato, ką nors negerą, netinkamą valstybei ir sprendžia, kaip to prisidėti įvairiomis pilietinėmis priemonėmis. Tai kalbėsiu tema apie narcisizmo ir individualizmo kultūrą, kuri labiausiai apsėdusi yra jaunąją kartą. Tai šita idėja kilo iš... Čia neseniai pradėjau mokytis kaip ir pedagogikos srities, iki mokyklinio amžiaus vaikų. Tai mokytoja mums parekomendavo tokį vaizdo įrašą, kur vienas žmogus reklamavo tokį dalyką kaip dėl gimstamumo, kad tai ta gimstamumo tema, kadangi pas mus jinai labai jautri yra Lietuvoje, o atsiranda žmonių ir žvaigždžių tarpe ir pramogų pasaulio ir įvairių influencerių, nuomonės formuotojų tarpe tokių žmonių, kurie skatina jaunimą negimdyti vaikų, nes tai daro žmonės nelaimingus, laimingesni tie, kurie neturi vaikų, kas yra absurdiška. Tai aš taip išvelgiau šitą dalyką narcisistinį požiūrį, kad reikia gyventi tik dėl savęs, ne dėl kažko kito. Tai kas tai ir kodėl įmanoma tokia įtaka, tai tiesiog apibrėžimai. Individualizmas gali nueiti į radikalią pusę, ką mes matom, pavyzdžiui, dėl LGBT įvairių ir panašių organizacijų, kad mes turim tik savo teisės, visos kitos teisės mūsų kaip ir nedomina. Jau yra aukščiau visko, tik tai mūsų požiūris. Aišku, čia ir kitose organizacijose galim to pastebėti. O narcisizmas tai yra viena iš savybių, ten, pavyzdžiui, kaip yra ir sociopatija, ir psichopatija, tai narcisizmas yra labiausiai aplinkos veikiamas reiškinys. Tai kaip yra pačioj parašyta, ten vėliau paaiškinimas, apie kurį aš kalbėjau. Narcisistinio elgesio formavimasis, čia irgi aprašiau, kaip jisai formuojasi, kokią turi įtaką. Tai va, įvairiuose srityse dabar jaunimas pratinamas prie to, kad geriau būti žvaigždė, įžymiu, nuomonės formuotojo, kurį visi mato, net jei ir kažkokia nesąmonė keli internetą, vis tiek esi pripažįstamas, nors iš tikrųjų tai yra labai toli nuo realybės, nes labai mažas procentas į tai patenka į tą žvaigždžių pasaulį, todėl jaunimas nusivylė vėliau tuo. Pavyzdžiui, žinot juk istoriją iš antikinės Graikijos, kai buvo nubaustas toks žmogus vardu Narcizas. Tai jis tiesiog įsimylėjo savo atvaizdą vandenyje ir galiausiai nerė iš bado, nes negalėjo net atitraukti akių nuo to atvaizdo. Na tai visą tai ir veda link savižudybių, narkotinių medžiagų vartojimo ir visų kitų dalykų. Tai vat, ir žinom atveju, kaip ir jauni žmonės, paaugliai randami vandens telkiniuose, tai vat, prie viso šito tokie dalykai veda, prie nelaimingų žmonių. Tai vienas iš teiginių tokių neteisingų yra klaidinančių jaunimą, kad, vat, pavyzdžiui, Lietuva yra labai ten laiminga valstybė, net 10-uką patenkanti, kas tos apklausos, tai statistika yra didžiausias melas iš tikrųjų, kokį galima įsivaizduoti. Tai
psichinės ir socialinės problemos. Kaip ir kalbėjau apie gimstamumą, tai vis pratinamas jaunimas, kad mažiau gimdyti vaikų, nes tai yra, užima daugiau laiko, negalima nei keliauti, nei gyventi dėl savęs ir panašiai. Nors žmogus yra sociali būtybė ir niekaip vien dėl savęs negali gyventi, tai yra absurdas, nes tai tam sukurti, kad gyventumėm dėl vienas kito. Ir pati gamta, taip pat tiek augalai, tiek gyvūnai yra tarpusavy susiję, tiesiog tas užburtas ratas yra, kad vienas nuo kito priklauso. Tai ir visi priklausome ekosistemai iš tikrųjų. Vienam dariniui esam vienas darinys, ne tai, kad ten atskiras žmogus ar organizacija, ar visuomenė, ir jos nereikia klausytis. Kaip ir buvo irgi parašyta TV3 vienas toks straipsnis, kai skaičiau ir taip žiūrėjau, kad ten iš tikrųjų tiesa buvo parašyta, kad tam tikros grupės tiesiog susitelkia tik ties savo grupė, ties bendraminčiais, o visų kitų nesiklauso. Tai iš tikrųjų reikėtų tos daugiau diplomatijos, įsiklausyti ir kitas pusės, ir tik tada galėsime pasiekti bendrų tikslų, kurie iš tikrųjų pagerintų padėtį, nes šiaip didžioji dalis iš tikrųjų yra nepatenkinti vienu ar kitu dalyku, taip jau yra. Ir dar ten kalbėsiu, turbūt, kai vėliau atrasiu laiko, padarysiu vieną projektą apie planuotos tėvystės federaciją, kuri susikūrė 79 metais. Ir jos įtaka ir padarinius pasaulio gimstamumui, žiaurius nusikaltimus, kurią darė planuotos tėvystės federacija ir atstovybė taip pat yra Lietuvoje, sostinėje mūsų. Tai tiesiog šitą organizaciją esu įsiplėtusi. Tai narcisizmas politikos srityje. Tai irgi tas svarbesnis, didingesnis, išskiriama kažkokia grupė, kaip pati svarbiausia, visi kiti ten vatnikai, ten runkeliai, visokie kitokie, čia tik mes viską suprantam. Arba čia irgi stebėjau vieną politiką, kuris jau tapo ne tik ten Seimo nariu, ten ar daug pasiekusių kažkokio politikų, bet dar ir karo strategų tapo. Tai tiesiog tokių žmonių dabar daugėja. Ir ypač jaunimo tarpe prasideda, kad jau aš žinau viską, seniai nežino nieko. Arba tu jaunas nežinai nieko, o aš jau čia pragyvenau ten daug metų ir jau žinau viską. Manau, kad šito neturėtų būti, turėtų sikalbėti šitas kartos, neskirti vieni nuo kitų, nes tiek patirtis reikalinga, tiek nauji dalykai. Tai irgi grupinis narcisizmas yra. Ir kaipgi kenkia ši savybė politiniai lyderystiai, nes yra tik tai mano požiūris, į kitą visiškai nesižvelgiama. Ir dėl politinių partijų, dėl ko ir rinkimus pralaimim, daugelis turi ego problemų, taip pat ir vis dar išnaudojami sritys tos visuomenės saugumo koncepcijos, pavyzdžiui, religija, menas ir švietimas. Pavyzdžiui, švietimo sistemai labai kenkia šitas dalykas. Tai dar viena. Ir teiginiai, vieną iš teiginių jau paminėjau, kad laimingiausių pasaulio valstybių 10 yra ir kad esame svarbus ten investuotojams. Tai turėjau tokią istoriją, kaip viena jauna panelė užsinorėjo pareikšti savo poziciją, kad neva mus po karo turės ginti NATO, visus vaikus ir moteris, taip pat turės savo šalyse duoti
renovuoti ir butus, ir pinigus turės skirti, vienu žodžiu, išlaikyti dar tais vien dėl to, kad mes NATO valstybė. Nežinau, kas užsiima tokiom absurdiškom kalbom, bet tai yra visiškai nesąmonė. Tai aš ir pasakiau, sakau, tik tai labai nederamais būdais gali tai užsidirbti, bet tikrai ne tai, kad tau kažkas tiesiog duos, net tu esi NATO valstybės atstovas. Tai vat yra... Tai ta istorija ir atitinka tą punktą. Tai toliau apie meną, švietimą ten kalbėsim ir tuos neatsakytus klausimus, kurių neužbaigiau, tai čia bus antra dalis, tai galbūt kito susitikimo metu pratęsim visą tai. Tai ačiū, gal kokių nors klausimų turit? Prašom, kas norit paklausti. Ačiū, Dovilė, labai. Turit kas nors kažką? Priekit, Rolandai, priekit. Irena, dabar paskui Rolandai. Aš tik tą didelę paprastą noriu pasakyti. Dėkui, Dovilė, už tokį pranešimą, kad tas iš tikrųjų atveria akis. Atrodo, mes visko žinom, bet paėmė ir sudėliuoti apkaplėk. Ir tam tas jaunatviškoms žinojims tikslą, užsibriežt toks gyvenimą, netgi jau sakyčiau, kad būti politikuo, aš labai palaikau, labai skatinu ir labai didelės sėkmės tau visur. Dėkui. Ačiū, Irenai. Rolandas. Sveiki, dėkui už pranešimą. Ir dabar toks klausimas. Šiandien dienai mažumėlė pasikeitimų yra, kaip žinia, už Atlanto. Jaunimas, ką galvoja dabar ties tuo klausimu, kiek paįtakos gyvenimą ir jaunimo, ta prasme, šitie vakarų vėjai. Žinot, apie ką tikriausiai klausimą. Tai kokia įtaka, nes jau girdėjau vieną ausim, kad tuose vadinamuose mažumų bendruomenėse jau šioks toks sujudimas, tokie raibuliukai, politiniai ir nelabai. Tai kas toliau seka? Tai čia toks, Aš tik taip pasakysiu, kad reikia pas save ieškoti lyderio ne už Atlanto visų pirma. Turiu vieną iš straipsnių, kuriame viską išdėsčiau. Aišku, Trumpas yra gana įdomus vadovas. Jisai, kaip čia dabar pasakyti. Atsiprašau, įsiterpsiu, turi savybių, ką minėjot, tema šio pranešimo turbūt. Ar ne tai būtų? Tai aišku, vadovai vis tiek kažkiek to egoizmo turi, kažkiek to arogancijos, vis tiek jie, nes vis tiek kiekvienas kažką tai pasiekia žmogus, truputėlį to turi, žinoma, nes vertina savo darbą ir pasiekimus. Tai, bet aišku, kai jau per daug būna to, kad už tai ir kenkia. Kaip ir sakiau, kokios ypatingai savybės, kad ir nesižvelgiama į kitas grupės. Bet tai vėl, pavyzdžiui, individualizmo kultūra, kaip minėjau apie LGBT, kad dabar tik aš svarbiausia, tik mano teisės jau perėjo į radikalizmą, jau ir prie vaikų kabinėjasi, su kuo aš tikrai nesutinku. Tai aišku, tas pareiškimas labai keis šitų ideologijų narių požiūrį, nes jisai pareiškia, kad yra dvi lytys, moteris ir vyras, ką mes jau aišku seniai suprantam. Ir gerai, Artūras Zuokas pasakė, kad niekada nesitikėjom, kad kada nors apie tai reikės kalbėti, štai pripažinti. Ir po to kiti vėl, nėra taip, nesąmonė, kaip nėra. Su kai kuriais faktais tiesiog nepasiginčysi. Niekaip. Kad daryk, ką nori, to nepadarysi. Tai aš taip manau, kad galbūt kažko pasimokyt galime iš Trumpo ir nebūtinai iš jo, iš kitų, pavyzdžiui, dešiniųjų vadovų, pavyzdžiui, Džordžija Meloni ar pavyzdžiui, Alternatyva Vokietijai partija. Tai tokios jau jėgos pamažu jau
skverbėsi ir į Europą, nes visiems nusibodo žalieji kursai ir tie visi tos seksualinės teisės. Tai visą tai jau vedė į tautų susinaikinimą. Lietuva yra viena iš labiausiai nykstančių tautų. Tai aš manau, kad turim ieškoti visą laiką gelbėtojo priešais veidrodį, pasižiūrėti į tą gelbėtoją ir su juo tvarkytis. Tai štai ką turim daryti, mano nuomonė. Dėkui. Dovilė, aš noriu dabar apie Trumpą dar. Mano nuomonė, tai Trumpas yra absoliučiai narcizas visiškas, bet klausimas yra toks, kas jį stabdo? Ar Respublika, reiškia su teisės viršenybė ir valdžios atribojimu, ir yra atsvaras Trumpo narcizmui? Kaip tau atrodo? Šiaip yra pati Amerikos konstitucija, turi gana įdomių dalykų, tai gal jinai šiek tiek pristabdo šitą savybę. Ir taip, turbūt, kad respublikiniai tie požymiai, ten galbūt daugiau tokių yra. Vis tiek, ko pas mus, pavyzdžiui, nėra, ten pas jas yra aukštutiniai ir žemutiniai rūmai, pavyzdžiui. Tai gal tokie dalykai turbūt. Nepriklausomi teismai. Ai. Čia kaip nieks kits tuo salėje, aš esu labiausiai suinteresuota, kad gimtom žmonės vakar, nes aš esu akušerė, įdirbtum darbą. Ir dėl to aš matau Dovilės darbę prasme. Ana šneka apie tas problemas. Ir Ana šneka teisinga ir Ana gal šnekėti jaunimo. Jeigu aš pasakysiu tam jaunimui, sakys, Alek, tu kon tu čia pezi. Taip bus. Sakys, tu neaiškink. Jaunas žmogus turi šnekėti savo bendraamžiams. Ir aš nežinau, kokias žodės dar tau padėka būti, bet žiauriai gerą temą esi užkabėnusi, varyk toliau. Ir jeigu reikės mona kokios ten frazės, sakau nors, aš tikrai prisidės prie tau pranešimų. Ačiū. Ačiū Doviliai. Jeigu bus dar kažką norinčių pakalbinti Dovilę, tai